Taigi, kodėl nagų grybelis nepraeina? Todėl, kad tai nėra tik paviršinė problema. Reikalingas kompleksinis gydymas, ypač jei grybelis jau įsisenėjęs. Pirmas žingsnis – atlikti grybelio tyrimą. Svarbu, kad tai būtų pasėlis, nes kiti metodai dažniausiai būna netikslūs. Sekantis žingsnis – kreiptis į gydytoją dermatovenerologą, kad prireikus būtų paskirti sisteminiai vaistai. Taip pat labai svarbu apsilankyti pas podologą, pašalinti pažeisto nago sluoksnį. Tai sumažina grybelio koloniją ir leidžia priemonėms veikti efektyviau. Norint pasiekti geriausių rezultatų, būtina kasdieninė priežiūros rutina. Tam naudojamos specialios išorinės priešgrybelinės priemonės. Rytais ir vakarais naudokite priešgrybelinį skystį ant nagų ir odos, leiskite jam išdžiūti. Tuomet tepkite nagus ir odeles aliejumi. Jis padeda skatinti nago plokštelės atsinaujinimą. Papildomai dezinfekuokite avalynę specialių purškalų. Taip pat svarbios priešgrybelinės kojinės ir tinkama batų priežiūra, o ypač jų džiovinimas. Ir nepamirškite, mityba taip pat turi įtakos. Per didelis angliavandenių kiekis gali skatinti grybelio augimą. Jei grybelis nepraeina, neeksperimentuokite. Kreipkitės į specialistus ir pradėkite gydymą kuo anksčiau.